nušluostėme nosis beveik 200 Lietuvos mokyklų bendruomenių. Mes skaitėme, kūrėme, sekėme pasakas, vaidinome, žaidėme, knyga mus apjungė ir sušildė. Kartu patyrėme daug smagių akimirkų. O Dalytė susuko filmuką. Ir tą filmuką mes pateikėm respublikiniam konkursui. Ir surinkom labai daug balsų. Ir šitaip mes atkreipėm dėmesį kurso bendruomeniškiausias mūsų mokyklos renginys, projektas, akcija, organizatorių dėmesį. Jūsų bendruomenė įrodė, kad šita mokykla tikrai tokia ir yra novatoriška, bendruomeniška, šilta ir saugi tikriausiai jūsų mokiniams. Tegul būna visada pas jūs jauku ir šilta ir gera visiems. Na, o dovana, kaip ir buvo žadėta, svečias poetas Liudvigas Jakimavičius. Žinot, dovana yra neperdovanojama, jeigu jau yra dovana, viskas, jinai yra jūsų. Tai dabar jūs ir žiūrėkite mane kaip į dovaną, kad čia jums yra padovanota. Gal net pradėsiu nuo tokio kūrinėlio, aš jums visą knygą perskaitysiu šiandien, žinokit, vaikai. Bet suaugusiams perskaitysiu, tai jau šiandien dikai diena jums nepraeis, žinokit, kad jeigu jau nieko patys neskaitysit, tai galėsit girtis ir tėvams, ir seneliams, kad jau šiandien vieną knygą būsit perskaitę. Sargas tveria iš stalčiaus svarbų labai dokumentą, pradeda juo mosuoti, daužyti raudonas muses. Suzvimbęs piečiusi tūžęs raudonos musės pasiunta įkyriai, pradeda lysti į pabūgusią sargo akis. Sargas jau nieko nemato, vien tik raudoną spalvą, va matos, vien tik raudoną spalvą ir truputėlį juodos. Žvirbliai iš miego pabunda, pradeda čirkšti įkyriai įtūžusi sargai išydę purptelį kuo aukščiau. Sargas akacijos krūmą drūčiai apglėbęs rankomis ima krėsti ir purtyti, gal kaip kriaušė žvirblis nukris. Kas kokių klausimų turės, tai va, prašau. Kokių metų rašote knygas? Aš šiaip rašyti išmokau, tai kaip ir jūs visi lygiai taip pat, būdamas vaikas, dar iki mokyklos aš jau pradėjau rašyti. Raidės išmokau iš pradžių, paskui skiemenis dėjau, paskui iš skiemenų žodžius, tai išmokau rašyti. O knygas, aš nerašiau knygų, aš kažką rašiau, o paskui žiūriu, kad iš to jau išeina, kad šitas eilėraštis, kurį aš jums skaičiau, dabar aš visai negalvojau, kad čia bus, kad kada nors čia bus knyga, bet kažkas sako, paimti išleis, kad mes nupiešim, sako, o tu išleis knygelės. Nu, kodėl ir ne? Jums kiek metų buvo, jūs išleidot pirmą knygą? Aš jau mokykloje buvau baigęs, kai mokiausi universitete. Lietuvių kalbą ir literatūrą. Labai gerai mokytis lietuvių kalbą ir literatūrą, žinau. Labai apsimoka. Lietuvių kalbą ir literatūrą mokytis reikia labiausiai. Aš jums patariu mokytis lietuvių kalbos, kad jūsų lietuvių kalbos mokytoja yra šitą graži mergina. Kaip? Ir dar viena yra. Tai klausykit šitų dviejų mokytojų labiausiai. Ir tada gal ir būsit rašytojais, kaip ir aš tokie pats. Ir aš taip manau, kad už poilsiavimą turi būti mokamas toks pats atlyginimas kaip ir už darbą. Nes poilsiauti yra iš tikrųjų ir labai sunku. Poilsiauti yra sunku todėl, kad kyla visokių minčių poilsiaujant. Kyla minčių, o su mintim labai sunku yra susitvarkyti kitą kartą, nes kitą kartą į galvą lenda labai įkyrios mintis. Tos įkyrios mintis labai sunku su jom yra tvarkytis, reikia jas kažkaip nuvyti, o kai poilsiauji nėra kaip nuvyti. Tai geriausiai nuvyti yra, na, kad nors užsimti daryti kokius nors niekus. O tie niekai, tai aš tai tos niekus įsivaizduoju, tai aš tada paimu ir pradedu rašyti. Tada man tos įkyrios mintis pradingsta ir aš rašau, žiūrėk, tai poilsiauju. Tie socialiniai tinklai, tai didelė dalimi yra, na, žmonių noras pasirodyti. Kai žmogus nori pasirodyti ir jo tikslas yra būtent pasirodyti, tai dažnai išeina taip, kad tas jo pasirodymas nėra kitiems žmonėms labai malonus.
kiekvieną dieną eina su savo mobiliaku ir save fotografuoja visą. Eina fotografuoja. Niekam neįdomu, kur jis ten save fotografuoja, o kam to reikia. O jisai kiša į tą Facebooką, į tą internetą ir tu ateini ir žiūri, va, jisai dabar matytų, paskui jis va taip pas save nufotogravo, paskui jis taip žiūri į dangų, paskui žemyn žiūri jisai. Jam atrodo, kad čia labai visiems įdomu žiūrėti į jį, kaip jis čia atrodo. Daug yra to narciziškumo, labai daug yra tokių psichologinių šiukšlių, tarp kurių neįmanoma prasibrauti prie geresnių dalykų. Todėl žmonės tam Facebook'e sudaro tam tikras grupės, apsivalo nuo to viso šlamšto, kuris aplinkui yra. Tai, pavyzdžiui, aš bendrauju, man įdomus yra čia. Ta mergaitė man įdomi, tas tenais įdomus žmogus, kuris dabar laiko rankoje mano knygą, ten dar vienas žmogus, dar ir aš sakau, pažiūrėkit, mes vienas kitam esam įdomus, mes bendraujam, o visi kiti, kurie čia triukšmauja, kuriems neįdomu, mums irgi triukšmaukit jūs tenais, čia jūs lygiavas. 6-7 sakom, padarom kokį nors gerą darbą, ne? Jūs visi kartu rūšiavot šiukšlės, ar ne? Tai jūs buvo tuo metu tokia grupė, kai jūs rūšiavot šiukšlės, jūs sutarėt, kad jūs rūšiuojat šiukšlės. Ir kad tai yra gera idėja, gera mintis, jūs padarysit tą gerą darbą ir tada atveš jums diplomą ir jūs pagardins labai, atvažiuos rašytojas, su jumis pasišnekėti. Ištisos šalis, vienas kitam parašo, rytoj išeinam, tu išeik su šautuvu rytoj ten į tą gatvę, tu išeik ten su savo granatom, tu dar tenais, mes susirenkam ir padarom revoliuciją, Facebook'e. Tai čia gali būti tas Facebook'as labai įvairus, jis gali būti kaip ginklas, kaip sutelkimas žmonės sutelkti, daryti ir gerą darbą ir galima padaryti revoliuciją, blogą darbą. Gimsta šventieji dalykai, kurie žmogų laikė labai netoli gamtos, jisai žinojo paukščių pavadinimus, jisai žinojo paukščių vardus. Ta gamta, jisai kalbėdavo su tokiais, išeidavo į lauką, viską žinojo, kas vyksta, kur vyksta, jis žinojo, kur rytai, kur vakarai, kur šiaurė, jis žinojo žvaigždynų pavadinimus. Tai žmogus gyveno tokioj darnoje, jis gyveno meilėje to kosmosu. Dabar žmogus nekenčia, aplinkos savo nekenčia, jeigu jis meta šiukšlę į mišką, jeigu jisai nemyli iš savo aplinkos. Neįkainojamas dalykas išgirsti žodį, išgirsti kūrybą iš paties poeto, iš paties kūrėjo lūpų. Ar ne? Tikrai tai yra didelė dovana. Tai ačiū dovanai, nors ir be kaspinėlio, už jūsų atvykimą.